Skandalų krėstose Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose nuo šiol kiekvienas darbuotojas visą parą stebimas it po didinamojo stiklu. 30 vaizdo kamerų atsirado, kai pasipylė ne tik kaltinimai smurtaujant prieš vaikus, bet ir nesutarimai tarp kūdikių namų darbuotojų. Įstatymai neleidžia filmuoti ir viešai rodyti ne tik šiuose kūdikių namuose gyvenančios vos 4 mėnesių Karinos veiduko, bet ir kitų mažylių. Tad besišypsančios mergaitės neišvysite, tačiau ramybė įsivyravusią valdiškose namuose, kaip prieš mėnesį buvo įrengtos 30 stebėjimo kamerų tiek pastato viduje, tiek lauke, kalba ir kūdikių namų darbuotojas ir pati direktorė. Galbūt pagrindinė priežastis, dar man nedirbant šitoje įstaigoje, prieš keletą metų buvo smurtas, kuris faktiškai yra įrodytas prieš neįgalią mergaitę. Tai viena priežastis, o kita priežastis tai buvo nepagristai apšmeižtas darbuotojas. Nėra mamytės, kad galėtum papasakoti. Nėra ir kokie tas sapneliai aplankė. Čiūčiuodama mažylį vaizdo kameromis džiaugiasi ir kineziterapeutė Loreta Bucevičienė. Moteris beveik prieš 2 metus paviešinusi, kad šiuose namuose smurtauta prieš mergaitę su negale. Dėl to kineziterapeutė buvo atleista iš darbo ir į ankstesnės pareigas grįžo vos prieš kelis mėnesius teismui nutarus, kad jos atleidimas buvo nepagrįstas. Tiesa, Loreta Bucevičienė teigia, grįžusi jau nerado kelių buvusių bendradarbių, nes įdiegus stebėjimo kameras, jos nutarė palikti darbą. Esą įrengus kameras, kai kurie žmonės su naujove nesusitaikė. Kai kurie darbuotojai tvirtina, atsiradus kamerom atsirado ir papildoma psichologinė įtampa. Todėl dalis žmonių neatlaikė įtampos, pasitraukė iš darbo. Kitigi sako, kad yra smagiau, kai yra kameros, yra įrodymas, kad vaikai šiuose namuose nėra mušami. Nuo psichologinės tokios geros atmosferos priklauso sėkmingas darbas su vaikais. Tai tenka pasišnekėti, jie vis tik tai jaučia be galo didelę įtampą ir tai atsiskleidžia ir santykėje su vaikais. Kada yra įtampa, tai aš manau yra nelengva, netgi lengviau būtų tą parą fizinį darbą atlikti negu vidiniai įtampai. Tuo metu direktorė teigia, esą darbuotojai buvo perspėti apie būsimas kameras. Su visais buvo diskutuota, o kai kurie žmonės išėjo todėl, kad darbas sunkus, o mokama mažai. Auklėtojas gauna apie 800 litų. Tai esą labiausiai ir lėmė darbuotojų kaitą. Stebėjimo kameros kūdikių namams kainavusios apie 70 000 litų, finansuotos iš investicinių lėšų.